Sveiki bičiuliai, sveiki bičiuliai, sveiki bičiuliai. Ką praėjo 2 savaitės nuo paskutinio vaizdo įrašo. Atvariau vėl į savo mėgstamą vietą. Šiandien bus šiek tiek kitoks video, ne vien žvejosim. Taip pat išbandysim naują palapinę Norfino, kurią nusipirkau žiemą. Dar nebuvau užpakavęs, tai noriu pažiūrėti, kaip jinai pasistato. Ir taip pat avižadrebis bus. Ir dar kepsim šiokius tokius mėsgalius. O dabar einam, kuriam laužą ir bandysim testuoti naują palapinę. Oi. Bandelytė sumėsyta. Super. Va, palapinė tokia. Kaip matot, vietos nemažai. Dabar eisim, pabandysim, surinksim kambariuką. Šia toksai mėgamasis įsideda. Pažiūrėsim, kaip atrodo su surinktų kambariu. Beveik paskaičiau viską iki galo. Čia žinoma, šiandien nieko neįtempinėjom. Šioks toks testukas. Va, ir iškart yra antras kambarys viduj. Mėgojimai super. Čia toks priengis. Žinoma, čia dar viskas turi įsitempti, čia palikti tie kraštai tokie. Neblogai, turėtų būti smagu. Palapinė ištestuota. Viskas kaip ir liuks. Jau žinau, kaip pasistatys sekantį kartą, kai reikės stovyklaut. Šiaip iš esmės dydis tikrai geras, visų ūgių pilnai galima atsistot. Priengis gal šiek tiek mažokas, miegamos vietos irgi tikrai normaliai. O dabar eisim vyniot meškeres ir bandysim kažką gerą pagauti. Ką vėlgi aš tradiciškai nuo 0,5 avižėlės pradėsiu. Pirmas metimas. O, yra iš karto. Pirmų metimų. Nice. O. Šaudyklė. Nukando valą. Ką, antras dublis užsirišau. Per naują avižėlę, blemba, pirmų metimų iš karto šaudyklė. Nukando valą.
Einu iki kito prodelio pabandyti paieškot kojų. Ką, užsirašau 03 vyžėlę dabar, nes nutraukiau aną. Ir užsidėjau juodą tantelę, pabandysim. O, kojytė. Visai nieko, graži labai koja. Nu va, vieną kibimą realizavau. Einu dar pabandyti kito prūdo, kur pirmai, kur šaudyklę nukando valą. Galbūt ten pavyks kažką dar pagauti. Jei ką, tai dar grįšiu čia tų kojyčių pabandyti. Nes tikrai matosi, kad jų yra, tik tais reikia atrasti būdą jas ištraukti. O, buvo kibimas. Iš karto. O, koks piktas. Pavyko ištraukti. Ką dar norėjau pasakyti, tai kad tantas tai perku perčiko, nes jų daug reikia. Perčiko kainuoja 2,50 €, 20 vienetų. Tai žiauriai gera kaina už tokią žiauriai aukštą kokybę. Ukrainiečių gamintojas perčik yra. Tai tantas tikiu perku. Jos šiek tiek galbūt net mažesnės yra negu Lietuvos gamintojo. Vos pajaučiau kibimą šitą. Kojytė. Reis chirurgo prisilietimo. Dėsim šitą. Vien kojytės. Ir viskas, šiandien dieną baigiu. Pagauta kelios kojytės. Pabandyta palapinę pasistatyti naują. Irgi viskas patiko. Orelis pasaka. Kas važiuoju namo. Iki kitų susitikimų. Gamta žydinti, šaukia laukan, saulutė kylanti. Priimi kvietimą pasitikti rytmetį. Čiukšt, į upę liukšti įbrendi. Prisėdę ant akmens, vandens paklausyti. Pasijauti toks menkas, prieš gamtos didybę atsiveri. Visą savo esybę įsigeria ramybę. Didžiausia dovana su gamta turėti ryšį.